tipo, nu gyvenimas nesibaigia, kai baigėsi vasara, mes gyvenam visus 12 mėnesių šiaip jau. Galima pažiūrėti ir taip, kad rugsėjo 1 yra paskutinė diena prieš pragarą. Aš atsijungiau, aš tiesiog kūriau ir nieko daugiau negalvojau, tai labai man gera. Mokykla neturi būti vien tas juodas darbas, bet turi būti ir more fun. Tas didelės draugų grupės, jos labai, toks, sakyčiau, net slidus ir pavojingas gali būti dalykas. Bet ir tu tiesiog bijai ateiti į mokyklą, kad tavęs nepradėtų ten heitint, ne ant tavęs rėkti ir panašiai. Aš net nežinau, dėl ko egzistuoja uniformos. Labuka, čia sveikinasi podcastas su jumis, nežmoniški žmonės. Ir šiandien mes turime labai daug gražių veidų su mumis. Ir kalbėsime apie emocijas mokyklos metu. Ir šiaip apskritai gal ir apie uniformas. Ir apie tai, kaip mes visi įsivažiuojam ir su kuo dylina paaugliai šiuo metu ir su kuo greičiausiai ir jūs dylinat. Ir apskritai, kaip įveikti rudenio visokias baimės, kaip nebijoti tų pirmų kartų, kaip nebijoti savęs išreikšti kažkaip ar ten per stilių, ar per karjerą. Tai... Ar per draugus. Ar per draugus, yes. Žodžiu, tai gal tada let's get started ir Rugilė, tu gal nori pirmą pristatyti? Tai kaip ir Milda mane pristatė, aš esu Rugilė, man patinka kurti ir labai myliu matematiką. Turbūt daug kas džedžins, bet matematika, nežinau, man kažkaip nuo praeitų metų turbūt kaip viena tokia iš terapijų formų pasidarė, nes... Geras, kažkaip... Okay. Jo, pakalbėsime apie šitą dalyką. Jo, pasijungi muziką ir viskas, aš out tiesiog, tai va, tai... Labai įdomu, okay. Gerai, mano vardas yra Milda ir man irgi be galo patinka kurti. Aš gal esu, jeigu jau kalbant apie mokyklą, esu gal labiau literatūrinios pakraipos žmogus, nes man su matematika ir tiksliaisiais mokslais aš ten turiu šiek tiek kitokį kontaktą negu Rugilė. Ir šiaip aš daug gyvenime visko veikiu ir bandau viską suspėti. Tai man šitą mokslo metų pradžia yra labai gan sudėtinga, bet tuo pačiu aš esu čia for the new experiences, žodžiu. Tai va. Tai aš esu Rokas, šiaip dažnai mėgstu painfluencint, padaryti tiktokų, dažniausiai su humoru. Tai va neseniai prisijungiau prie LR2 komandos, tai bus proga kelti video ir šiam kanale, tai laukit, prenumeruokite LR2 būtinai. Ir taip pat gyvenime šoku šiuolaikinius šokius. Aš irgi, what? Okay, nice, connection. Ir žodžiu, tai va ir siekiu kažką su šiuolaikiniais šokiais, tikėkimės gyvenime, ar užsienį ar Lietuvoj veikti. Tai jo, šiaip esu ganėtinai meniška siela. Ir džiaugiuosi, kad patekau čia, manau, smagiai pabendrausim. Tai dar kartelį mano vardas Urtė, kad prisimintumėt. Man šiaip labai patinka irgi kurti kaip ir visiems čia, dėl to mes čia esam ir kalbėti. Labai mėgstu kalbėti. Dar labai patinka man bent jau dabar mada, visokie rūbai, dizainas, kaip tik ką tik pradėjau lankyti būrelį. Tai labai džiaugiuosi, ten aš nueinu, mes darėm moodboardą ir aš tiesiog atsijungiau, kaip tau su matematika, aš atsijungiau, aš tiesiog kūriau ir nieko daugiau negalvojau, tai labai man gera tas. Čia apie madą, ta prasme? Jo. Nu, aš ten lankau dabar mados tokias pamokas, okay. Tai mes moodboardą ten darėm. Tai va. Geras, žiauriai kietai. Okay, nu žodžiu. Ir mes visi esam čia labai skirtingų amžių, čia irgi toksai. Visi einam į gimnaziją. Tai kaip jum metų mokslo pradžia, kaip jum šitas visas rudenėlis? Nes aš kai, žodžiu, mes neseniai buvom su draugė susitikusios, man labai patinka arbata ir gerti ir dalintis. Tai ir kažkaip tiesiog bendravom, kalbėjom tarpusavyje, kokios nuotaikos, ta prasme, tarp žmonių, kokios nuotaikos apskritai, tipo grįžus į mokyklą ir buvo toksai mūsų inside joke'as bairis, kad paskutiniai vasaros vakarai, paskutiniai vasaros vakarai. Kaip jūs feelinat? Nu, aš asmeniškai tai nefeelinau per daugiausia to rugsėjo. Aišku, šiaip visai vasariškas rugsėjas, galiu pasakyti, labai šilta. Jau. Per visą rugsėjį, bet, nu, sunku į tą mokyklą grįžti, į ritmą.
Dar to labiau, kai dabar atostogos vis trumpėja, birželio gale tik pradedam atostogauti normaliai, tai... O kelintą jūs pradėjot? Aš asmeniškai pradėjau per Jonines kažkas tokio. Jo, čia šiais metais? Jo. Nu mes truputį anksčiau, nes dėl egzaminų išpuolė labai daug pamokų, ta prasme pradingo, tai mes jau ties birželio vidurį, nu kaip jau ir beveik realiai nebėjom mokyklą, nes tiesiog pamokų nebuvo kas vestų. Ok. Yes. Tai va. Alright. Jo, kaip tau, Urte? Nu, man tai labai sunkiai, aš kadangi varau pirmą kartą dabar į gimnaziją, tai visi nauji žmonės, naujas patirtis, labai daug žmonių buvo. Dėl to, nes aš vasaros paskutiniam dienom, aš realiai grįžau iš stovyklos ir dar kitą dieną jau reikėjo eiti į mokyklą. Nes pas mus prasidedagi anksčiau, tu irgi buvai. O kada pas jūs prasideda? Pas mus pirmokai, tai tu, Urte, ne? Jūs pradėjot eiti, žodžiu, basically anksčiau, nu kelias dienas prieš, pas mus vyksta team buildingas ir susitikimai. Ai, okei. Jo. Tai daug šiaip visai, sakyčiau, vyksta mokyklų toks dalykas. Aš nežinau, gal. Jo, bet kitose mokyklose ten buvo kokias 2 valandas, pas mus buvo visą dieną. Tai nuo kokių, neatsimenu, ar nuo 10 iki 5. Ir mes ten visą laiką tą patį per tą patį. O tai jūs mokyklai buvot? Jo, mokykloje. Tai tu įsivaizduok, tu mentaliai, tu turi pasiruošti, kad tu 28 ateisi į mokyklą. Su naujais žmonėm, nepažįstamais. Eik tu. Nes kitose tu būna, kad į sodybas kokias išveža pasipažinti, ten į kokį ežerą išsimaudyti. Ten tokia neformali aplinka, žinai. Mes 9 klasėje, aš atsimenu, buvo rugsėjo 1 ir atėjom į mokyklą, nu kaip visi ten turėjom tą šventę. Pas mus kažkaip įdomiai yra, kad ta pagrindinė šventė, kur mokyklos kieme būna tik 1-okam ir 4-okam, nu 9-okam ir 12-okam. Tai 9 klasėje mes turėjom tą tokią mini šventę, tada į klasės nuėjom su auklėtojais ir visais kitais susipažinom, ten pažaidėm žaidimų. Ir tada, man atrodo, mes 2 sekančias dienas ar 1 sekančią dieną turėjom tokį kaip klasės bonding time. Tai aš atsimenu, mes važiavom į centrą, ten kažkokią ekskursiją turėjom, kur ten teamwork turėjo būti. Tai mes taip pradėjom bondint. Okay. Bet ar, kai manot, ar iš tikrųjų, ta prasme, veikia tie bondingai? Nes aš ką prisimenu iš mūsų tos mokyklos, kad praeitais metais, pavyzdžiui, mano klasė dar vis nėra sulipusi iki galo. Ir tas toksai pirmas susitikimas realiai nebūtų skirtumo, ar mes būtume susitikę po rugsėjo 1, ar būtume susitikę ten 2 dienas prieš, ar 4. Nu, šiaip asmeniškai mano mokykloje jau šiemet pilnai šitas dalykas buvo, mes turim savo tokį kaip edukacijos centro, kur stovyklos vyksta per vasarą ir rugpjūčio mėnesį būna ir, pavyzdžiui, šiemet jau sukvietė ir visus naujokus atvykti. Pernai ne visi gavo pakvietimą, bet kadangi mane žinojo keli mokytojai, tai aš gavau pakvietimą ir man asmeniškai labai buvo, nu, kaip išsigelbėjimas tavo stovykla, nes aš susipažinau su daug ne tik savo klasiokais, bet ir vyresniais. Ir aš iki dabar bendrauju su labai daug tiek iš dabartinės abitūros, tiek iš 11-okų. Ir pagalvojus vis tiek mokykloje yra gan didelis užimtumas, tai nu jo, tu ten pasveikini koridoriuose, pakalbi, bet toj stovyklai labai man buvo gera galimybė susipažinti su daug žmonių, to labiau, kad mokysimės tiek toj pačioj mokyklai, kaip naujokui. Negu, na, aš manau, kad jeigu būčiau nevažiavęs tą stovyklą, tai neaišku, ar aš rugsėjai būčiau, nu, taip nu, gal ir būčiau, bet ta prasme, kad buvo patogesnė galimybė susipažinti su daugiau žmonių. Tai bent jau man asmeniškai suveikė toks dalykas, bet aišku, mes buvom beveik 10 dienų stovykloje, nereikėjo ten eiti į mokyklą ir dar čia prie jūros buvo. Nu, tai ten tu negali nebondint, kai esi prie jūros. Puikia galimybė jos bendrauti, bet iš mano patirties panašiose veiklose tai labai veikia bendravimas. Okay. Jūs tokią, žinai, temą palėtei, kad ten tie vyresni draugai ir taip toliau. Ir aš nežinau, kaip jum yra, kiek svarbu, kaip manot, mokyklose vis tiek yra tas gal kažkoks statusas, gal kažkoks pasiskirsimas ir kiek yra svarbu turėti gal tų vyresnių draugų, netgi tau kaip 9-okė atėjus. Kaip manai, ar čia, ar it's easy, ta prasme, pritapti, ar būtų lengviau pritapti, nes tu vis tiek kažkiek turi išlieti į tą mokyklos publiką, kad jeigu turėtum ten vyresnių draugų. Nu, manau, kai turėtum vyresnių, tikrai būtų lengviau, dėl to, nes jie galėtų tau patarti, pasakyti, kokie ten mokytojai, kaip prie ko elgtis. Na, aš manau, tikrai būtų lengviau turėti tų vyresnių draugų, nes jie tau viską galėtų padėti, patarti. Nežinau, kaip kitaip paaiškinti. Jo,
Jo. Bendrauju su vyresniais, ar dar Aš tai kol ne. kas ne? Nu va, dabar turėsiu. Dabar surėsim, jo. Bet tu kaip manai, Rugilė? Aš realiai nežinau, ta prasme, kai atėjau į 9 klasę, tai tikrai buvo taip fainiau turėti tą vyresnį žmogų, kuris pažinina tave su aplinka, bet dabar, kai techniškai esu vyriausia mokykloje, 12-okė, tai kažkaip, net nežinau, labai keista, nes tu esi vyriausias ir toks jausmas su karūnėlės, o ten vaikštai, Jo. bet net nežinau, realiai. Nežinau, bet iš patirties galiu pasakyti, kad kai 9-okė buvau, tikrai pravertė tasai vyresnio žmogaus turėjimas. Jo. Aš pati galvoju, kad kartais toks atrodo, kad jau geriau netgi yra pažinoti netgi žmonių, gal net nebūtinai, kad draugai, bet tada tu jauti gal kažkokį saugumo jausmą. Bent jau aš taip iš savo perspektyvos kažkaip žiūriu, kad kartais jo yra apie tos pačius mokytojus, kad ten taip būna taip, kad, blema, tu nežinai, tu dar nepažįsti to mokytojo ir tu nežinai, ko jis iš tavęs gali tikėtis. Ir kita vertus, kai tau kažkas, tarkim, papasakos, gal jų patirtis tengi tokios dėl, nežinau, kažkokios tam tikros aplinkos arba jų veiksmų įvykusių, bet vis tiek, jo, žiauriai, kaip čia, man atrodo visai svarbu. Bet pažintis ir daugiau galimybių duoda. Pavyzdžiui, kai dabar ateina kontrolinį, jeigu, tarkim, palieki skaičiuotuvą, tai ir klasiai visi turi naudoti skaičiuotuvais, tai ką, bėgi pas jaunesnius, vyresnius, gal turit skaičiuotuvą kažkas paskolint? Jo. Arba populiariausias, tai iš ko rašėt, gal galit patart, jo. Man reikia pagalbos. Jo. Mūsų skaičiuotuvu man irgi, aš, pavyzdžiui, vis nenusiperku, yra tie brangūs skaičiuotuvai tam po 50 eurų, kur jau ten viską daro. Investicija. Aš turiu šiek tiek prastesnį, tai aš iš vienos abiturientės, mes gerai labai sutarėme, aš visada per kontrolinį iš jos skolinos skaičiuotuvą, o mes dar pas tą patį mokytą mokomės, tai būna, kad po mano pamokos jiem pamoka ir dar būna bėgu jai grąžinti per mokyklą. Tai jo, bet visada gelbsi mane tas skaičiuotuvas, jos tai patogu turėti, kas gali paskolinti. Jo, teisingai. O kaip dėl krūvių? Ar jau jaučia, ta prasme, vis tiek sakau, yra ta pradžia ir man tai toks, man visą laiką, dėl ko aš šiaip pasižiūriu vasaros žmogus. Nežinau, kokią sezoną jūs žmogus, bet man, pavyzdžiui, man visą laiką būna tas, kad aš gyvenu dažniausiai tik tais vasarom ir aš labai bandau, kai ateina ruduo, savo implementuoti kažkaip į mintis tą dalyką, kad, blemba, gyvenimas nesibaigia, kai baigėsi vasara, mes gyvenam visus 12 mėnesių šiaip jau. Ir taip toliau, ir kažkaip, nežinau, man gal dėl krūvės, sakau, būna sunkiausia įsilieti tą mokyklos gyvenimą. Šiaip ir dėl krūvio, ir šiaip aš manau, tas faktas, kad Lietuvoje vis tiek iškart nuo rudenio temsta labai greitas, toks oras, šaltas, lyja, toks iš karto, tu gal net tiek tampi linkęs mėgautis gyvenimu, gal taip pavadinčiau, negu vasarą ten geras oras, laisvas laikas. Tai aš manau, jeigu gyventume kažkokioj labiau egzotiniai šaly, kur ten, pavyzdžiui, visada šilta, galbūt irgi kitaip mūsų įtakotų. Tai aš manau, ir tas padarė didelę įtaką. Bet ir šiaip dabar, kai rytais taip šalta, net nesinori keltis, paskui ateini į mokyklą taip karšta, kad nebenori mokytis. Jo. Ir net nežinai, ką rengtis. Ateini su džemperiais, striukiam, išeini su maikutėm. Jo, dabar su klimato atšilimu, tai šakės. Ne piragai. Ne, bet aš tai kažkaip galvoju, kad gal visai gerai, kad yra vis tiek ta kaita. Nes man asmeniškai lengviau yra mokytis, kai aš esu patupdyta į šaltą klimatą. Jo. Nors, nežinau, man tipo emociškai vis tiek būna sudėtingiau, nes aš taip galvoju kažkas yra, kad pas mane toks gal rudeninis slogutis užplaukia, nežinau, kažkoks vis tiek atrodo rudeniški lapai pradeda ten kristi ir emociškai ir viską, bet... Aš galvoju, kad ir šiaip, kai geras oras, tai labiau taip atrodo norisi ten, į lauką varyti ar ten su draugais į kokį miestą, o kai ten lyja šalta, tai toks ir galvoju, kad sėdėsiu namie, o ką namie mokytis reiktų. Jo, bet pavyzdžiui, mes su draugais vasarą tinklinį žaisdavom ir ten nuo kokių 7 iki 10 valandos. Dabar, kai jau 7 praktiškai tamsu ir jau taip vėsu, tai taip norisi pažaisti, nes diena šilta, bet vakarė jau per šalta ir per tamsu ir dar namų darbai. Ir toksai ta nostalgija tokia vasariška pareina ir nebesinori nei mokytis, nei kažką daryti. Bet vis tiek, žinai, man tai pas mane yra labai labai tokia, gal čia pas visus, aš nežinau, ta tokia labai didelė vidinė kova, kad visą laiką kovoju apie prioritetus. Pavyzdžiui, aš irgi šoku
net kaip tu rokai, ir aš pradėjau nuo šitų metų ir vekingą šokti, ir šiuolaikinę. Nice. Šoku Lauersuose. Galit prisijungti. Jeigu kažkas šokat, tai parašykit, kur šokat. Labai įdomu šiaip sužinot. Jo, Komentuokit. Jo, kiek savo tarpę turim šokėjų. Šitą... Ir man kažkaip yra tas dalykas, kad, ir podcastas, ir šokiai, ir skautai, ir šiaip aš sakau, kai man tik atsiranda kažkokia laisva proga daryti ten kažkokį projektą, kažkur prisijungti, aš kažkaip stengiuosi visą laiką. Bet dabar, 10 klasė gal nėra čia taip serious, bet kuo toliau, tuo aš labiau suprantu, kad, biškai prioritetai gal ne ten mano. Nes man visą laiką yra, lengviau daryti tai, kas man patinka, o ne tai, ko aš turiu daryti. Ir aš net nežinau, gal jūs turit kokių tips and tricks, kaip ta prasme susifokusuoti, kaip savo mintis nukreipti, kada tau iš tikrųjų reikia mokytis ir kaip tiesiog atskirti, žinai, kaip save nukreipti. Aš asmeniškai tai šiaip džiaugiuosi, nes, sakyčiau, aš turiu visai didelį atsakomybės jausmą. Jeigu yra kontrolinis, tai aš tiesiog negaliu sau leisti, tiesiog, bala nematė, aš vis tiek turiu įdėti darbo ir pasiruošti, ten kokiose matematikose, aš irgi, nėra, kad man ten labai greitai visos tos temos ateina, man reikia įdarbio, praktikos, uždaviniais. Tai aš tiesiog bent jau džiaugiuosi, kad, aš tiesiog žinau, kad jeigu yra kontrolinis, aš jam ruošiuosi ir stengsiuosi vis tiek siekti maksimalaus įvertinimo. O šiaip, aišku, ima stresas ir dėl egzaminų, vis tiek ne už kalnų ir kad mokyklą kuo sklandžiau pabaigti, ir čia karjeros laiptais kažkur kilti ir įsirinkti, ką daryti gyvenime geresnį ir kas tave domintų, bet po to kažkaip pagalvojus, net žiūrint į vyresnės kartas, į mūsų tėvų kartas, jie dažniausiai vis tiek apie mokyklą, tai ką prisimena, tai visokius fainus momentus su draugais, tai man toksai nesinori kartais, aišku, svarbu mokintis, bet vis tiek norisi per tos, jau į finalą einančius mokyklos metus, mums vis tiek, kuo fainesnių tų momentų dar pasidaryti ir kuo tokį šiuo metu fainesnį gyvenimą gal gyventi. Tai toksai reikia, aišku, susistiguoti, mokslai svarbu, bet labai svarbu ir pasilinksmint, paišdykauti, sakyčiau. Aš šiaip turiu draugę, kuri matematikos namų darbų, anksčiau nedarė, nes ėjo dailės mokyklą. Ir dabar išsitempiau, žodžiu, draugę į kavinę ir sakau, aš noriu mačios labai. Ir prisėdom ir sakau, tai gal ir matematiką nori padaryti. Ir Čia tu jai sakai, kad matematika? Jo, nes aš matematiką visada darau. Nes tiesiog ta tokia rutina ir geriau įsimena man, ir kaip tu pats sakai, praktika geresnius rezultatus duoda. Ir, žodžiu, tai padarėme tos matematikos namų darbus ir sako, blemba, produktyviai praleidom laiką. Praėjo 2 dienos ir sakau, žinok, aš vėl noriu mačios. Sako, gerai, ir sakau, tau biologiją reikia persirašyti, ne? Sako, jo, sakau, tai gerai, tu kol biologiją persirašinėsi, ten labai mažai buvo. Sakau, aš matematiką pasidarysiu. Ir jį persirašė tą biologiją, aš toliau sprendžiu ir gavosi taip, kad 2 kartus aš užstrigau uždavinį, kas dažniausiai būna atvirkščiai, bet ir aš tokia sakau, man reikia pagalbos. Ir jį pradėjo spręsti juos. Ir sakau, tai gal tu irgi nori pabaigti matematikos namų darbus. Tai jie privilioja. Jo, ir gavos taip, kad mes abi padarėm tus namų darbus matematikos ir šią savaitę čilinam. Tai čia labai gerai išėjo, nes tu įsivedė ją ir pasikultūrinti mieste ir gavai mačias. Pasikultūrinti, pabūti mieste, fainai laisvalaikį praleisti ir also dar matematikos namų darbus kartu padarėt. Tai nes aš kažkaip praeitais metais pastebėjau, kad aš labai buvau susikoncentravus ties mokslais, tai toks jausmas, kad negyvenau gyvenimo. Tai šiais metais noris ir tą miego režimą susitvarkyti ir su draugais laiko praleisti, net jeigu tai reiškia, kad matematikos namų darbus darysim. Ir pasimokyti, nes vis tiek 12 klasė egzaminai artėja. Šakės. Jo, valstybiniai. Tai. Šiaip kalbant, pasakai, kad ėjot į kavinę ir namų darbus darės, o kaip jums, pavyzdžiui, ar dažniausiai mėgstat namie, ramiai daryti namų darbus mokintis, ar veikia tose gal ne tiek tradicinėse vietose, arba
į kavinės eiti ir spręsti matematiką. Hebra, jeigu aš ateinu į kavinę, Jau tipo, viskas, ane? ta prasme, jeigu aš ateinu viena ir jeigu aš užsidedu ausinės ir pasileidžiu brown noise, šiaip žiūri gerai veikia. Nežinau, aš pamačiau tik tokį šitą dalyką ir aš tokia galvoju, ai, nesvarbu, gerai, davai užsidėsiu tas ausinės, galvoju, pabandysiu, ta prasme, it's not going to hurt anyone. Ir aš tada kažkaip įsijungiu tą brown noise ir, blema, man čia padėjo susikoncentruoti. Tai va čia realiai vienintelis būdas, kaip aš galiu daryti savo namų darbus, bet šiaip jo, man turbūt kad geriausia namie. Bet irgi man tada negali būti jokių pašalinių dalykų, nes, nežinau, man atrodo, aš turiu ADHD, aš negaliu susikaupti, aš iškart, jeigu aš atsisėdu prie kažkokio dalyko, ypač jeigu jis man nėra toks artimas, kaip matematika, ten fizika, tai man tada yra kažkoks dalykas, kad įsijungia toks minčių, žodžiu, tiesiog šokinėja mintis po visur. Ir žiauriai sunku susikaupti ar kažkaip. Jo. O tau, Urte? Jo, man realiai tas pats yra, kas tau. Jeigu, pavyzdžiui, telefonas yra šalia manęs, ateina kažkoks notification, aš negaliu nepaimti ir nepažiūrėti. Jeigu yra kažkas ten šaukia ar pavalgyti, aš negaliu sakyti, palaukit, aš pabaigsiu, einu valgyti ir taip toliau. Mane irgi labai yra daug distractions. Ir jeigu varyčiau į kavinę, aš irgi negalėčiau mokintis. Jeigu aš jau esu su draugais, aš būsiu su draugais. Ten jo, mes galim apsimest, kad mes darom, bet mes po 2 minučių vis tiek pradėsim kalbėti. Nes taip nepavyksta. Pas mane irgi yra šitas dalykas. O tau, Rokai? Taip? Nu, jeigu vienas, tai aš asmeniškai visai mėgstu kavinėse, nes pasim kokios skanios kavos ar mačios. Romantiškai. Taip, jo, taip, ir tas visas mokymas pasidaro šiek tiek toks gražesnis negu tiesiog juodas darbas. Jo. O jei su draugais, tai pastebėjau, kad man pavyksta pasidaryti dalykų, aišku, pasibendraujam vis tiek, aš pats kaip labai bendraujantis, bet dažniausiai pasidarai ne tiek daug tų dalykų. Pavyzdžiui, jeigu ten turėjau pasidaryti ten 4 pamokom darbus, dažniausiai nepavyksta visko pasidaryti, nes tiesiog jau po to užsibūni, dar bendrauju. Kas turbūt visai natūralu ir dėl to nereikia gal net savęs nei smerkti, nei kaltinti. Jo, ir šiaip, kai tu susitinki su žmogum, nežinau, nebent ten susitinki su klasioku, bet jeigu susitinki, ir jeigu net ir su klasioku, vis tiek norisi kažkiek pabendrauti, pasidalinti kažkokiais įspūdžiais ar dar kažko su to žmogum, nes nori tiesiog, mokomės ir visiškai tyla, aišku, yra gal žmonių, kas ir taip daro, bet man kažkaip vis tiek tas ir jeigu jau susitinki, tai norisi ir pasibendrauti. Jo, o tu kalbėjai dar anksčiau, čia kažkaip norėjau aš pridėti, bet neradau laiko įsiterpti, apie tai, kad mokykla neturi būti vien tas juodas darbas, bet turi būti ir more fun. Ir aš iš tikrųjų praeitais metais labai ilgai kovojau su savo vidiniais kažkokiais gal įsitikinimais, nes aš irgi turėjau labai tą įsitikinimą ilgai, kad mokykla turi būti, gal užimti daugiau more fun tipo tos dalies, negu būti, kaip čia, į akademinę pusę. Ja. Ir kažkaip aš galvau, kad vis tiek jo, kaip ir tu sakei, kad žinai, dažniausiai, kai tu klausai vyresnių žmonių, jie dažniausiai prisimena tuos fainus momentus, o ne tada, kada sėdėjo ir grindino kažkokiam testui. Tipo, let's be for real. Ir, bet aš kažkaip, žodžiu, man buvo labai sudėtinga, nes tiesiog daug ir draugų kompanijų pasikeitė pas mane ir vis tiek ta nauja aplinka ir nauja gimnazija ir tas toks įsivažiavimas ir gal aš supratau, kad tai yra nelabai mano vieta ir aš daugiau draugų ir daugiau tokių kažkokių bendraminčių surandu už mokyklos ribų. Ai, kad mokykloje nelabai? Jo. Ir aš mokykloje turiu ten 2 artimiausias draugės ir man su jom yra žiauriai fainai, bet su kitais aš vis tiek palaikau tokį kaip po nuotolį, žinai. Ir aš kažkaip galvoju, blema, gal čia su manim kažkas negerai, ta prasme, gal čia aš neturiu draugų, žinai, gal yra kažkokia problema. Bet tada aš supratau, kad, blema, bet vis tiek mokykla, mes čia ateina mokytis ir kad ir kaip tenai turėtų gal kartais atrodo būti fainai, ta prasme, bet gal tiesiog kartais svarbu tuos savo prioritetus išsikelti, ar turbūt. Aš manau, labai reikia atsirinkti po savo žmonių grupės ir aš manau, kad su laiku, jeigu tu matai, kad tau ta draugų grupė ar aplinkinių, su kuriais būni, savo kasdienybėj neveikia, tai gal tiesiog nėra tai blogai, nes tiesiog vis tiek esame visi skirtingi ir tiesiog su laiku randi žmonės, kurie labiau tau veikia, kurie mažiau tau veikia ir tiesiog reikia su laiku atsirinkti ir jeigu matai, kad ta žmonių grupė neveikia, nebūtinai tu esi problema, tiesiog Taip. suvaibini su kitokiais žmonėmis.
Bet aš ką gal bandžiau pasakyti, kad mano kažkoks buvo atradimas, kad it's okay mokyklai turėti 2 draugus. Ta prasme, viskas yra okay, jeigu mokykloje, nežinau, neturi didelės draugų kompanijos, kas dažniausiai turbūt gal yra idealizuojamas dalykas. Kad Bet visi... Aš manau, kaip tik yra geriau porą draugų turėti, bet tikrų, negu didelę grupę ten. Taip. Ai, labas yra te. Jo, nes tada, žinai, atsiranda to labai daug feikinės, kuris turbūt prisideda ir prie to tavo akademinių rezultatų, nes tu bandai būti, vis tiek tos pertraukos, tipo jos okei, jos yra skirtos atsijungimui nuo pamokų, bet tu kaip ir visą laiką esi tarsi pareigotas, žinai, bendrauti. Ta prasme, tu visą laiką esi tam tokiam, chaose, galima sakyti. Po to tokį pressure jauti, žinai, tipo... Jo, kad blemba ten su to nepasveikinu, o dieve. Bet ir tas draugystės tada išlaikyti yra sunkoka, nes jeigu jų daugiau, tai tu turi atrasti laiko ir vienam draugui, ir kitam draugui. Dar kai būna tie visi emociniai prisirišimai, kai toks jausmas, kad ten vieno žmogaus nuotaika priklausys, ar tu su juo pasveikinsi ar ne, tada tu tokį, kaip sakai, pressure jauti ir šiaip, tiesiog sunku yra tikrai. Jo, ir gal net nebūtina kartais. Gal, ta prasme. Bet klausimas, ar jie suprastų? Ar jie suprastų? Šiaip čia tai aš pernai ir šiemet, kaina dar esu tokiam visam ganėtinai dėliam friend grupė. Ten mes yra vyresnių, yra jaunesnių, ta prasme per skirtingų amžių. Ir mūsų visai daug, net 8, tikiuosi jie, o gal ir žiūri. Sveikiai žiūrit ir draugai. Bet tiesiog pajauti, kad iš pradžių tai veikia, bet su laiku pradeda iš tos didelės draugų grupės atsirasti gal duetas, gal trio. Ir tada tu tokį pressure jauti, kad su to mažiau bendrauju, su to daugiau, tas labiau patinka, tas mažiau patinka. Po to prasidėdavo, kad staiga ten jie sustingo kokie 5, kokių 2 nepakviečia. Ir tada toks kaip ir biški, tokia ir kaip drama gaunas, bet toks, tas didelės draugų grupės jos labai, toks, sakyčiau, net slidus ir pavojingas gali būti dalykas, nes vis tiek, kai jau daug žmonių, daug interesų, daug skirtingų nuomonių ar pasaulėžiūrų, tai dažnai būna, kad jie skyla į mažesnės gal. Bet žinai, gal dažniausiai, ko mes patys bijom, kad kai yra didesnė kažkokia žmonių grupė, vis tiek dauguma, jeigu kažkas, tarkim, atsitinka tarp jūsų, tai tu bijai, kad ta informacija nepaplis, žinai, dar plačiau ir ypatingai, jeigu kalbam apie mokyklą, tai yra ta zona, kuri greičiausiai ne visiems gal yra saugi. Ir atrodo, gal kartais nenori, žinai, kad žinotų tam tikrų dalykų apie tave ir kiti žmonės. Toks, kur irgi, šiaip, nežinau. Ir šiaip ruduo yra toks, gal čia, nežinau, ar čia ta tinkama tema, bet ruduo yra tipo savižudybių prevencijos mėnuo. Ir man labai keista, kad mes labai mažai apie tai kalbam. Nes iš tikrųjų, dabar atrodo tokios dar vasariškos nuotaikos, nežinau, bent jau man irgi iš jūsų jaučiasi, gal taip nėra, bet visi atrodo dar tokie, dar tik pradedantis įsivažiuoti, bet gal čia oras, gal čia nenoras, nežinau. Kaip poeziškai jo. Bet tiesiog, kaip manot, ar reikia kalbėti, prasme, apie tai, kad... Nes vis tiek, skaičiai, statistikos nemeluoja. Ypač Lietuvoje. Jo, manau, kad tikrai reikia ir tuo labiau to šaltų sezonų, vis tiek tu daugiau, sakyčiau, gal žmonės su savim pradeda būti ir ta visokių minčių ateina, tai sakyčiau jo, kad gerai čia gerą temą palėtei, kad tikrai reiktų apie tai kalbėti ir ypač mokyklose aš manau, kad galėtų būti daugiau įdėta kažkokių ar seminarų, ar kažkokių specialistų pakviestų apie tai pašnekėti, nes, pavyzdžiui, mano mokykloje mes turim psichologę savo ir jinai visai kviečia, tipo, jeigu turit kada laiko ateikit, galim sutarti dėl vizito. Ir toks atrodo, tipo, bet ir aplinkiniai, ir net aš galvojau pernai, tipo, vienu momentu neit, nes tiesiog daug visko susikaupė ir nežinau, kaip tas emocijas išreikšti ir iš tikrųjų atrodo, ir taip ir nenuėjau, ir atrodo kažkaip baisu, atrodo, tipo, kažkaip nueiti ir ten kalbėti apie savo problemas ir iš tikrųjų lankytis pas specialistą, bet aš manau, kad tai geras dalykas ir reiktų nebijoti ir padrąsinti ir mus, ir žiūrovus, kad vis tiek emocinė sveikata yra labai svarbu. Jo. Tai reikia gilintis ir to pačio draugo nebijot paklausti, kaip tu laikais, kaip pakalbėti rimčiau. Tai... Nors man gal šiaip atrodo, kad, žinai, šita tema, žiūrint, kaip prie jos tu prieisi, nes prie jos yra sunku prieiti ir ypatingai, kaip čia, yra skirtingų paauglių, yra skirtingų brendimų, ta prasme,
žmonių, kurie ten, tarkim, gal nesupranta, kad apie tai reikia kalbėti, arba gal yra kažkokia baimė ir atstumas, žinai, kad, blema, gal čia ne mokyklai. Ir dažnai, man atrodo, ko mokykla tada griebėsi, tai yra tu tokio, kad, žinot, kaip būna ten prieš narkotikų, ten tas visas prevencijas, kad buvo gal, kad ir praeitais metais, vat, porą vis tiek įvykių įvykė ten žiniasklaidoje ir tiesiog irgi tada bent jau mano mokykla, mūsų mokykla labai buvo tokia susikoncentravusi į tai, kad vat, čia reikia dabar paskaitų užmesti ir taip toliau, bet jau tai buvo biški po fakto. Ta prasme, kodėl mes pradedam rūpintis tik tais tada, kada jau yra didelė problema, kodėl mes nedarom iš anksto. Ir gal dažnai, vat, nežinau, kaip prie to prieit, ta prasme, man taip atrodo. Ir gal dažnai ne taip pateikia informaciją. What do you think, Rugilė? Realiai, aš nežinau, ta prasme, kaip tu ir sakei, galbūt yra per mažai tos informacijos, galbūt yra per mažai dėmesio kreipiama į pačią tą temą, bet ir manau, kad dar tos įtakos savižudybėm turi ir aplinkinių elgesys šiek tiek. Pavyzdžiui, yra, dažniausiai turbūt tie tokie mokyklinio amžiaus žmonės paima, ta prasme, tą step, sakykime, ir galbūt tai yra dėl draugų, galbūt tai yra dėl patyčių, gal tiesiog dėl krūvio. Ir iš patirties galiu pasakyti, kad esu tikrai ne vieną kartą girdėjus, kaip mokytojai sako, kodėl nepadarai, pavyzdžiui, ten namų darbų, o tavo namų darbų va ten tiek kalnas. Arba kaip man dabar daugiausiai namų darbų yra antradieniais, nes... Mes kaip tik filmuojam antradieniais. Tai man rytoj 2 kontroliniai, bet aš visą širdį jums atiduodu. Prenumeruokit. Prenumeruokit, like, subscribe. Bet tiesiog, ir užduoda tiek, lyg ta pamoka, vat būtent to dalyko, būtų didžiausias big deal. Gerai, bet man yra dar kiti 4 dalykai, į kuriuos aš turiu kaip dėmesį, nes aš, pavyzdžiui, egzaminus laikysiu tai visus. Ir aš 5 laikysi? Reiktų paskaičiuoti, bet man atrodo, kad daugiau turiu jų. Ojojoj. Tai man, ta prasme, visi dalykai rūpi. Ir tada kaip tos prioritetus susidėliot, kuriam dalykui labiau pasimokyti. Ir tas pressure tada gaunasi ne vien tik iš tų namų darbų, bet ir tu tiesiog bijai ateiti į mokyklą, kad tavęs nepradėtų ten heitint, ne ant tavęs rėkti ir panašiai, nes tikrai yra tokių atšiaurių mokytojų ir yra tie, kurie supras, ir pasakys nieko tokio padarysi kitai dienai, kai turėsi, žinai, ten laiko. Tai ir va tas pressure galbūt, žinai, ir bildinas, ir dar ten koks iš pašalinių žmonių, nežinau. Spaudimas? Jo, ir spaudimas, ir gal tas pats overthinkinimas, kas yra dabar tikrai populiaru gana. Ir tiesiog viskas taip susideda, ir jeigu negauna žmogus pagalbos arba jos neprašo, tai gali labai lengvai sprogti. Tai aš sakyčiau, kad ne tik tas informacijos pasiekiamumas turėtų būti didesnis, bet ir aplinkinių žmonių apskritai supratimas. Nes, mes visi esame žmonės, tiek mokytojai, tiek mokiniai. Ir kartais šiaip labai turbūt sunku šitą suprasti. Ypatingai, bent jau man būna toks kartais, kad atrodo, jeigu tenai ne taip kažkaip gal pavyksta su mokytoja susitart ar dar kažką galvoju, blema, tam šikne. Ir šiaip savęs perfekcionizmas išlaikai irgi vis tiek. Ir šiaip, manau, tas rudeniu prasideda labai stipriai, nes kai yra vasara, ne, tai tavo galva tokia, ten plevesuoja, ten tas, o kai yra ruduo. Ir šiaip su mokykla, nes ką vasarą tu ten labai sieksi su draugais ten susitikti kuo daugiau, o vis tiek mokyklai tai... Yra kažkokie tikslai, žinai, tu save atrodo gal įdedi kažkokį rėmą labiau. Dar ypač kai vyresnėse klasėse, tai jau prasideda visas stresas, ką toliau daryti po mokyklos, nes vis tiek gyvenimas tęsiasi, kur studijuoti ar nestudijuoti ir kokiu keliu eiti. Tai... O šiaip, nuo kada, ta prasme, ar ant jūsų deda mokytojai, ta tokia, kaip čia, kad jau turi žinoti, ką dirbsi, į kokią karjerą linksti, ten taip toliau, ar jau tipo... vat man įdomu, nuo kada prasideda tas klausinėjimas pastovus? Tikrai gana anksti. Ar tau prasidėjo jau? Toj klasėje. Jo, aš būtent šiandien su tėčiu varėme kavinę prieš šitą podcastą. Ir aš jau pradėjau klausinėti apie universitetą. Aš 9 klasė tik tais ir jau pradėjau klausinėti. Jau galvoju, jau reikia pradėti galvoti, vis tiek, atrodo, dar daug liko, bet also labai greitai laikas bėga. Taip. Ir kuo tu daugiau dabar pasidomės, tau bus lengviau paskui.
Ir šiaip gali žinoti, ką koncentruotis labiau, jeigu atrandi, ką nori siekti. Na, aišku, dar gali pasikeisti daug kas, bet vis tiek, žinai, susikoncentruoti tam tikrus dalykus lengviau. Jo, bet to pačiu, žinai, čia toks labai fain, kad tu žiūri iš pozityvios pusės, bet man buvo toks, kad, blema, mes rugsėjo turėjom pirmas pamokas ir jau tenai man ateina apie printerį kažką papasako, žodžiu, pirmą pamoką. Nežinau, kodėl mums tiesiog valandą pasako apie printerį. Ok. Rugsėjo 1, taip? Jo, rugsėjo 1, Nes pas mašiną? Jo, nes pas mus buvo pirmas pamokas. Ta mašina. Ir paskui atvarė, tipo, nežinau, gal pavaduotojai ir jinai sako, tai ar jūs žinot, kokius dalykus rinksitės 11 klasėje? Rašot universitetam, klausėt, kokių dalykų reikia, kad tenai įstotumėt? Ir aš taip galvoju, ne, dar... Bet taip ankstokai, 10 klasėje. Dar biškiai anksti, jo, man irgi toks atrodo, kad, blemba, ar čia tikrai reikia taip anksti, gal reikia, tipo, maždaug galvot, bet manau, kad tu, jeigu tu nežinai, ko nori, bent jau žinai, ko nenori, tai čia toks, žinai, ta prasme. Jo, ir šiaip per tą 10 klasę, kalbant apie dalykus, kuriuos rinksies, tai gal tu per tos metus kažkiam dalykui didesnę meilę rasi, kažkas mažiau pradės patikti, nes sunkėja vis tiek programos. Tai... Kad dar vis tiek yra to laiko, ta prasme, ir kad šiaip nebūtina niekur skubėti, nes jis iš savęs labai skuba. Aš manau, kad jie dar paklausė, kad tu, žinai, įsijungtų tas mechanizmas, kad tu pradėtum galvoti, nes vis tiek tau 10 klasės pabaigoje kaip reikės rinktis, ką tu toliau mokysies. Ir tie dalykai, jie susiję su tavo universitetu. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu ten, nežinau, kažkokią šaką nori pasirinkti, bet tau reikia fizikos, o tu nepasidomėjai ir išmetai fiziką. Tai tada yra sunkiau ją įsitraukti atgal, nes ten turi papildomai mokytis ir visą kitą. Teisingai. Bet toks irgi, man atrodo, kad labai svarbu gal irgi taip labai savęs nesupušinti į kažkokį gal vieną sritį, nes tu šiaip niekada nežinai ir man atrodo, mes visą gyvenimą mokomės. Aš kažkaip visą laiką šitą moto savo galvoj turiu ir gal ir mano šeimoje labai yra skatinamas ir propaguojamas, kad, ne pasaulio pabaiga, kad jeigu blogai pasirinksi, ta prasme, ir dar kažką. Nebus taip, kad blogai pasirinksi, visą laiką išsirutulios kažkokią situaciją, kuri galbūt kažko tave gyvenime išmokys. Pagaliau. Gerai, žodžiu. O kitas... Palieskim aktualią dar vieną rudenio ir mokyklos temą. Aktualijos. Apie uniformas. Taigi, draugužiai, kaip pas jūs mokyklose su uniformomis? Tai gal jūs pradėkit vis tiek iš tos pačios mokyklos, Urte, gal? Pas mus tai kaip ir yra uniforma, labiau gal dress code'as. Ne? Žinoma, man atrodo, gal kokią tu auklėtą turi, bet jo. Teisingai. O tai nėra šiaip? Ne, ta prasme, yra uniforma, bet kaip žiūri į uniformos dėvėjimą. O tai auklėtoja žiūri? Jo. O tai ne kažkokia kita? Aš tai galvau, kad kažkoks specialus žmogus. Landžiai pokalbis. Nežinau, tipo... gyveni ir mokais. Gyveni mokais ir esi iš tos pačios šalies, bet skirtingai. Tai gal pavaduotojas kažkokios mokyklos, nežinau. Nes pas mus tai auklėtoja iš viso nieko nesakė. Nes pas mus vyrauja mokyklai mano vienos auklėtos verchatūra, tai gal dėl to, atsiprašau šitą žodį. Jo, man atrodo, gal čia labai priklauso pas kokią tai neauklėtoją, nes pas mus yra taip, kad kiekviena laida turi savo auklėtoją, Ir atitinkamai ta auklėtoja prižiūri tos savo viščiukus, tos savo vaikus. Bet ta prasme, laida tai klasė ar visos paralelinės? Visos paralelinės. Ai, tai turi kaip kuratorė. Jo. Mes kuratorė. Tai palaukit, aš dabar lietuviškai išversiu žmonėm, nes aš tai nieko nesuprasčiau, ką jūs pasakėt. Tai pas mus, pavyzdžiui, visos 9 klasės turi vieną auklėtoją, visos 10 turi vieną, visos 11 vieną ir 12 vieną. Tai iš viso 4 auklėtos. Per visą mokyklą. Gimnaziją. Teisingai. Žmonių kalba. Jo. Bet pas mus, žodžiu, tai su uniformom yra, taip sakau, labai priklauso pas kokio tu auklėtoja esi. Kas yra irgi visiškai nelygybė. Nes, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie domisi mada ir tiem, kuriem labai patinka mada, tiem, kuriem patinka save išreikšti, kažkaip ten kartais užsidėti ne tokį kaklaraištį. Gražiai pasirėdyti, ten kažkaip gal neįprastai, tai jie to negali daryti. Bent jau, nes pas mus yra, yra džempai tipo, mūsų mokyklos džempai, yra maikutės ir yra casual style.
Bet pas mus kiekvieną dieną vos ne, nu bent jau mano laidoj taip yra, kad kiekvieną dieną tipo keičia tiesiog. Tiesiog keičia, kaip mes galim apsirengti. Vat, pavyzdžiui, aš buvau vieną dieną atėjus iš tom kelniam, tai jos netinka, nes jos nėra tamsiai mėlynos, jos turi dryželius. Bet buvau užtat su mokyklos džemperiu. Ir jau sako, kitą dieną atėjau rožinį apsirengus ir tiko. Nu tai čia, man atrodo, gal oras. Ta prasme, rožiniai. Tiesiog rožinį apsirengiau, ne į mokyklą. Ir viskas gerai. Tai svarbu, kad viena spalva būtų, aš bent jau kaip suprantu. Tai aš neonkio galiu apsirengus. Jo, tai va. Bet man iš tikrųjų tas dėl uniformų dalykas tai labai užnis. Aš nematau tikslo, nes, gal iš principo, aš net nežinau, dėl ko egzistuoja uniformus, jeigu tiesiai šviesiai pasakius. Nežinau, gal jūs turite idėjų? Nu, aš manau, gal mokyklos tiesiog nori to tvarkingumo, žinai. Nu, taip. Tipo vis tiek, kad... Ir vis tiek, paaugliai ir jaunimas, aišku, reikia tą stilių skleisti ir aš tai nepalaikau uniformų, bet aš žiūrint iš jų perspektyvos, manau, sakau, kad jie nori gal to tvarkingo tokio imidžo vis tiek mokykloje ir to labiau, jeigu mokykla ten eitų kažkur su žiniasklaida ar kažkokie konkursai, vis tiek, kad būtų, žinotų, kad čia iš tos ir tos mokyklos, kad tvarkingai apsirengęs mokinys, kad ne kažkoks fashion show. Gal ir šiaip ateičiai nori paruošti, nes, pavyzdžiui, darbą, tai tu neįsi ten su kokiais kerazais ar dar ten kažkuo. Man atrodo, priklauso, kad žiūrint, koks darbas. Priklauso, bet, žinai, vis tiek tokia mokykla jau kuo aukščiau eini, tuo labiau oficialesnė vieta tokia kaip ir tampa. Nes ten, kol esi pradinukas, tave mama, tėtis rengia dar, taip, žinai, žaismingai, nes vis tiek tu esi vaikas, bet kuo labiau tu augi, toks jausmas, kad ir tas ir stilius oficialesnis tampa ir šiaip žmonės rimčiau pasižiūri. Mes irgi, pavyzdžiui, neturim uniformų, bet mes turim savo džemperius, kuriuos tiesiog nori užsisakai, nori neužsisakai. Tiesiog nešioji, kaip kada. Taip, žinai, iš dalies gal yra tas dalykas, kad jo ten oficialumas, tvarkingumas, ruošimas ateičiai, nežinau, kas čia dar gali būti. Gal iš tos pusės, kad, ta prasme, vis tiek, tai yra kažkoks, kad, žinai, tada tu net, kaip čia, bent jau mūsų mokykloje, ką aš labai matau, kad nesiekia to išskirtinumo, kad tu esi vos netokiam pačiam lygiai, kaip ir su visais, kad, maždaug, kad mokykla nėra orientuota tai, kad tu ateini parodyti savęs iš išorės, tu ateini savęs parodyti akademiškai. Tai gal čia, žinai, yra apie tai irgi. Bet tada aš taip galvoju, kad, stilius rezultatam nekenkia. Bet žinai, kaip būna kartais, sako, jeigu parodysi pečius, gal, žinai, kažkieno dėmesį patrauksi. Dėl šito šiaip labai kontroversiškas dalykas. Aš kažkaip... Jo, aš suprantu dėl to viso, žinai, ten neišsinuoginimo mokykloje, kad ten tu neini, žinai, ten einu su vakarinė suknelė, ar ten dar skersai išilgai, ten nuogas tiesiog, tipo, neteini į mokyklą. Visi gal turi, žinai, būti išlaikytas tam tikros ir pagarbos ir etiketo reikalas. Bet, pavyzdžiui, vieną dieną aš realiai atėjau apsirengus kaip į laidotuvės, tiesiog visą juodai, nes tą dieną labai žiūrėjau uniformas ir pas mus kaip reidas yra bent jau tipo šitam laidos čate, kur tipo visi parašo, jeigu ateina kažkas anksčiau, kažkam būna nulinė pamoka, nes man nuo 9 prasideda, tai jeigu kažkam nuo 8 pamokos, tipo, tai visi parašo tada. Tipo, maždaug, ar šiandien tikrino labai uniformas, ar netikrino. Ir aš tada, kadangi man nulinė pamoka yra tik trečiadienį ir ketvirtadienį, tada aš turiu galimybę pirmadienį ir penktadienį ir antradienį apsirengti taip, kaip tą dieną koks vaibas, auklėtų. Čia labai... O ką čia reiškia ta nulinė pamoka, pavyzdžiui, nes nėra tokio... Čia kažkaip konsultacija? Čia tiesiog realiai, ne, tai kad konsultacija tiesiog vieniem būna daugiau pamokų, ten, tarkim, vieną dieną 8 pamokos, o kitą dieną 7. Tiesiog... Čia kaip langas, techniškai, ne? Nelabai. Pas mus tiesiog šiaip visiems pagal patį tvarkaraštį prasideda nuo 9, bet daugumai būna ta nulinė pamoka, tai skaitosi prieš 9 nuo 8. Tiesiog va taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu tau yra nulinė, to visai klasė yra nulinė. Jo. Taip dažniausiai. Okay. Tai, sakykim, tau, tarkim, yra nuo 9-8 pamokos ir dar gali būti 9 priekį. Palauk, žinau. Sakykim, jeigu tau šiandien yra 8 pamokos, bet tu turi dar nulinę, tai tau 9? Ne. Tipo, man būna dažniausiai nuo 9 pamokos iki 15 kem 5. Bet trečiadienį ir ketvirtadienį man yra nuo 8 iki 15 kem 5.
tiesiog daugiau pamokų, nes aš turiu profilį. Mano O tu klasė turi profilį. Visada 15 baigi? Jo. Pas mus, pavyzdžiui, pamokos išmėtytos su specialybiniais dalykais, ten sumaišyta jos labai, tai, pavyzdžiui, aišku, būna ten tų langų, bet, pavyzdžiui, man šiandien pamokos baigės 6:30. Tada ten... Vakare? Jo. Ir dažniausiai... Tai tau dar bus pamokos? Jo, man, pavyzdžiui, jo yra. Tai, bet aš šiuo metu esu čia. Bet, žodžiu, nu, tai tiesiog, nes mūsų, kadangi meno mokykla, tai tiesiog yra labai išmėtyti, nes, pavyzdžiui, aš turiu nuo 8 ryto turiu normalią pamoką, tada nuo 9 1,5 valandos aš turiu specialybinę pamoką. Tai priklauso nuo tavo specialybės, aš kadangi esu šokyje, tai man būna šokis ir tada vėl būna normalios pamokos ir tada vakare dažniausiai vėl būna su šokiu, kadangi aš būtent šokio specialybėj. Šiaip labai įdomi, gal taip net geriau, nes tas krūvis tada toks pasiskirsto. Nu, Aišku, negali nieko papildomai lankyti. jo, krūvis šiaip didelis, tai, šiaip būna sunku, nes tu būna, pavyzdžiui, šiemet mums visada būna ta specialybinė pamoka nuo 9 ryto. Tai tu jau ryte turi, tipo, varyt 1,5 valandos ir šokti ir prakaituoti ir tada dar turi atsėdėti kokias 4 paprastas pamokas ir dažniausiai, toks būni jau pavargęs ir norisi eiti miegoti, tai toks būna kartais sunku, bet... Nes kitiem būna kaip tai, kad jie nuo ryto būna visose, normaliuose pamokose, tai matematikoje, biologijoje, tas ir tada per pietus maždaug turi specialybinę pamoką ir tada į vakarą turi jau specialybinės, bet čia priklauso, pavyzdžiui, muzikantai pas mus mokyklai būna, kad vakarais turi tik specialybinę. Ok, šiaip žiauriai įdomu. O pas jūs dėl uniformų kaip? Dėl uniformų, tai šiaip uniformos yra ir tikrai daug tų pasirinkimų, gražiai ten daro, ir džempą turim, ir marškinukus, ir kelnes tokias languotas savo turim, aišku, kas tiesa, tas nemelas, ne visi jas nešioja. Būna tų laikų per mokslo metus, kada sugriežtėja ir tiek pavaduotoja, tiek ten mokyklos personalas pradeda labiau tikrinti ir liepia nešiot. Bet būna, kad užplaukia, ne? Vaibas toks. Jo, būna. Bet kadangi ir šiaip meno mokykla, tai žmonės nori tą meną per stilių skleisti ir nešiotos stilingus ir savo tipo, kaip jie mėgsta apsirengti outfitus, nes, aš sakyčiau, mokykla yra labai, vis tiek tu 12 metų tavo gyvenimo tiesiog užima ir tiesiog tokia vieta, kur norisi kažkiek bent skleistis ir bent kažkokią dalelę savęs palikti. Nes, realiai, kai tu pagalvoji, tai realiai tai didžiąją gyvenimo dalį užima mokykla ir tu vis tiek ta vieta tave kažkiek kuria. Tai bent jau ir vis tiek tave supa žmonės, tu nori gal kažkokį jam gražų savęs imidžą pateikti. Ir savo pačiam turbūt. Ir savo pačiam, tipo, tai aš manau, kad tas stilius yra mokykloje aktualus ir dėl to dažniausiai mokiniai priešiškai ir nešioja tas uniformas, nes jos dažniausiai tokios būna paprastos, neįdomios, o norisi būti stilingiams ir... Žodžiu, aš su tėčiu savo kalbėjau, čia kažkaip vakar užsiminiau jam, sakau, filmuosim podcastą, sakau, tai apie ką kalbėsi, sakau, kažkaip galvojam gal apie uniformas, dar kažką. Ir irgi, jisai sako, mano tėvas irgi biržiuškai mokėsi. Visai jokinga, jo. Čia tavo mokyklai? Tai buvo labai, prieš daug laiko tiesiog. Ir jisai irgi sako, pas mus, sako, aš turbūt patekau į tą laikotarpį, kuomet tos uniformos, tipo, nebuvo, silpniausiai, tipo, kas kreipiama dėmesį, tai, nes, koncentracija buvo visai turbūt į kitą dalyką, nes, Lietuva ką tik išsilaisvino, tipo, iš priespaudos ir taip toliau, tai buvo bandoma tą kažkokią švietimo sistemą, turbūt normalias vėžės sugrąžinti ir taip toliau. Bet jisai sako, pas mus atsirado problema, sako, bet visi, yra leidžiama, tenai rengtis kaip tu nori į mokyklą, taip toliau, bet sako, atsirado ta problema, kad visi pradėjo labai susivienodino. Ta prasme, kad realiai tas stilius visų tapo toks pat. Kad buvo, tipo, džinsai, maikė, džempas, megztinis ten, ta prasme, kažkas tokio, kiek tuo metu ten žmonės ko galėjo, aišku, turėti, bet tiesiog sako, kad, tipo, iš to noro tokio kažkaip gal kūrybiškai pažiūrėti stilių visi suvienodėjo. Ir man atrodo, kad ir dabar šiaip labai daug kur tai vyksta, ne?
šių metų rugsėjo 2 buvo. Jo, rugsėjo 2, nu, kaip sakiau, mes turim pirmokai ir ketvirtokai, nu, 9 ir 12 tą šventę. Nu ir 12 atėjo, ten visi išsipuošė, kas su suknelėm, kas su kostiumėliais. Nu ir labai gerai matėsi, kur yra pirmokai. Nes, nu, kai kur buvo ten tokių, kurie su marškiniais baltais viskas čiki-piki gražiai apsirengė, bet buvo ir tokių dauguma, tiesiog su džinsais ir maikė. Bet su tais džinsais, nu, kur labiau gal į lauką eitum, ne į mokyklą, kaip mamos sakytų. Tai taip, šiek tiek net atrodo, nežinau, pasijaučiau pasenusi. Lik būčiau ėjus į rugsėjo 2 pagal tradicijas, o ne pagal tai, kaip aš, pavyzdžiui, būčiau norėjus rengtis. Nes aš gal irgi būčiau tokius džinsus, nu, bet kažką tokio vis tiek įdomesnio, nei su mamos kostiumėliu. Bet, jo, nežinau, tas suvienodėjimas tikrai pasimatė ir net labai keista buvo matyti. Tai nežinau. Jo. Bet kitiem va, gal kaip tik patinka į tą mamos kostiumėlį, žinai, gal jie jaučiasi tokie... Komfortiškai. Nu, arba kaip tik gal jie jau... Nu, šiaip, o tas kostiumėlis toks, tipo, aš įsivaizduoju į tokį požinų. Taip. Nu, aš nesakau, kad man jis nepatiko. Aš kaip tik, nežinau, gal čia tik mano nuomonė, bet nu, man pačiai gal ir nelabai patinka puoštis ten labai dažnai, nes reikia ruoštis ir ten daug laiko užima, bet aš manyčiau, kad nu, rugsėjo 1, nu, gerai, kai kuriem tai nėra šventė, bet vis tiek toks kaip ir pavasaros, jo naujas startas, nu, kai kam gal naujas tas toks lapas, kaip sakoma, atvežtas. Nu, ir tipo tiesiog, nu, gal reikėtų bent kažkaip pozityviau į tai pažvelgti, gal, nu, vis tiek labiau fancy apsirengti, nei ten džinsai ir maikė tiesiog, nu, nes vis tiek toks jausmas, kad ta rugsėjo 1 taip išsiskiria nuo tų kitų dienų, kai tu eini į mokyklą. Jo. Nes, nu, galima pažiūrėti ir taip, kad rugsėjo 1 yra paskutinė diena prieš pragarą, jeigu reikia pavyzdžio. Taip, ir ypač abitūrai, tai čia tokia paskutinė pirmoji būna, žinai. Tai va, būtent. Tai visai big deal. 9-okam, nežinau, jeigu, pavyzdžiui, nauja gimnazija, tai galėtų pagalvoti kaip apie naują gyvenimą, žinai, tam pradžią. By the way, jeigu žiūri 9-okai, aš jūsų neheitinu. Nieko prieš jis neturi. Nieko neturi, realiai, bet tiesiog keista, neįprasta žiūrėti ir, nu, sensta žmonės. Kaip tau, Urte? Nu, vėl, šiandien mums tai kaip tik irgi iš tos mano mados būrelio atsiuntė nuotrauką, kaip eina 2 mergaitės su abidvi su Adidaso superstarais, su plačiais džinsais, tokiais pačiais ir su longčiampais ir su megztiniais vienodais. Visiškai vienodai. Tai čia visi dabar taip susivienodina ir man atrodo, man taip nepatinka, kad yra visi vienodi, nes kaip ir mes prieš tai kalbėjom, mada yra savęs išsireiškimas ir tu parodai save per savo rūbus. Aišku, gal ne visiems tai pritinka, bet man, pavyzdžiui, pritinka, manau, ir tau pritinka, kaip matau. Tai vat. Tai mane labai užnisa, kad žmonės jau nebemoka savęs išsireikšti ir bando būti kaip visi, o nebebūti savimi. Ir jau, jeigu tu nebedėvėsi ten kažkokių plačių džinsų ir maikės, tai jau būsi keistas dėl to, nes, pavyzdžiui, aš gal noriu rožinės kelnes dėtis ir kokią raudoną maikę, bet taip marškinėlius, lietuviškai. Bet visi taip nesirengia, tai tada į mane kreivai pažiūrės, tai aš jau taip nebegaliu daryti. Nu, tai taip labai mane užnisa, kad visi dabar vienodai yra. Tai... Aš šiaip ką dar pastebėjau, kad, pavyzdžiui, mano stilius nuo sezono labai priklauso, nes kai yra rudens pradžia ir pavasario galas, sakykime, aš labiau stengiuosi ten kažkaip, nežinau, ir spalvų įdėti, ir šiaip kažkokį gražesnį outfitą susikurti. Bet tik ateina šaltesnis sezonas, aš jau pastebėjau, kad pas mane visada džinsai ir džempas. Aš tiesiog, ar neturiu laiko daugiau susidėti, ar tiesiog ir šalta, ar atrodo, ai, koks skirtumas, kai pamatysiu, svarbu man šilta, ar šiaip kažkas, nu, bet tiesiog pastebėjau, kad nuo sezonų labai priklauso, kaip aš rengiuosi. Taip pat, tai nežinau, kaip jums, bet... Jo, pas mane, aišku, irgi yra tas, bet aš visą laiką kažkaip, nežinau, aš visiškai nesmerkiu tų žmonių, kurie netgi gal ir eina ten su maikė ir džinsais, tipo, ir adidasais, superstarais į mokyklą, that's fine, jeigu jam gerai, man irgi gerai.
Bet man pačiai gal yra tas dalykas, kad aš tiesiog geriau jaučiuosi, jeigu aš turiu kažkokią, nu, va šitas ten, tarkim, šitą džeketą iš Humano šiandien užsidėjau, o ne tą džempą, kurį turi visi, žinai. Kažkaip aš geriau jaučiuosi. Jo, aš ir pats pastebiu, pavyzdžiui, kitiems žmonėms buvo labiau svarbu komfortas ir tiesiog, kad jie jaukiai patogiai jaustųsi. Aš asmeniškai kaip tik pagaunu save labiau rinktis kažkokį gal įdomesnę tą aprangą. Aišku, ne visada, bet dažnai aš net geriau atrodo, nu, jeigu ten šalta, aš iš bėdos geriau pakentėsiu, bet apsirengsiu, kas viduje jausies ten gražiai ar ten fainai, negu arba ten, va, jeigu karšta, aš geriau, nu, ten, nežinau, gal užsidėsiu rūbos, kurio biškai karščiau bus, nu, bet tipo, kad padarys, geriau jausies ir gal kažkam padarysi kažkokį įspūdį ar nepadarysi, bet tai va, tai čia labai priklauso, manau, ir tarp paauglių yra tas skirtingas nustatymas, vieniem labiau svarbu stilius ir kaip jie atrodo, kitiem gal ne tiek, bet svarbu, kad jiem būtų patogu, jauku. Va, ir su to madom kiti gal labiau mėgsta kažkokį va Humano stilių, tą net tokį gal netradicinį, kas dabar jau, nu, jei galima pavadinti tokį labiau vintažinį, gal taip pavadinsiu. Kas dabar jau iš tikrųjų irgi yra trendas. Kas dabar jau labai trendas, jo, o kitiem gal labiau patinka tie paprastesni brandai iš prekybos centrų ir taip toliau. Tai sunku, aš manau, šių dienų aktualiam labai įsiskir su stilium ir tada, jeigu įsiskiri, tai pasakyčiau gal teigiamai, kad žmonės tave suprastų, gal priimtų. Jo. Bet aišku, žinai, čia kaip ir žmonės, taip ir stilius, prasme, visi skirtingi, visiems skirtingai, ko reikia. Bet toks gal net nebūtina kartais išsiskirti, gal tiesiog kartais yra, kaip čia, net nežinau kaip paaiškinti, bet atrodo, kad, sakau, vien tas ir vintažas yra trendas ir tipo, ir vat ten, nu kaip čia pavadinta, paprasta minimalistinį stilių, jis irgi yra trendas ir jeigu žmonės gerai jaučiasi tai nešiodami ir tebūnie savo galvoj mano, kad jie išsiskiria, gal that's fine. Gal su to viskas ok. Svarbiausia, kad tam žmogui būtų gerai. Aš tai manau, kad taip. Tipo. Taip. Mes galim čia, tipo, pult džedžiant toj, kaip čia apsirengia, kaip čia keistai, bet jei rimtai, tai tam žmogui gerai. Jam gerai, tipo, pasidžiaugim už jį, tipo. Yes. Nes aš meniškai, pavyzdžiui, niekada neišeičiau viešumą ar į mokyklą su treningu. Nu, ta prasme, jeigu tiesiog mano pasirinkimas ir ten, nu, aš tiesiog, man tai nelabai priimtina, aš nemėgstu, aš mėgstu vis tiek atrodyti taip padoriai, kaip aš pasakyčiau, bet o kitiem patogu, jie ten perka tos treningus, jie eina ten stilingai savo, ten užsideda tokias baltas kojines tais treningais ir ten adidasai ir varo. Nu, tiesiog čia ne mano stilius, ne mano skonis, bet aš jų neteisiu, kad jie taip nešioja. Žinai, bet kita vieta yra, nu, yra etiketas, tipo, vis tiek tam tikras. Sakau, kai eini ar ten į mokyklą, ar kai eini į teatrą, greičiausiai į teatrą neisi su treningais. Tai ir apie mokyklą turbūt galvoju taip pat, nes tai vis tiek yra kažkiek oficiali vieta ir žinant tikslą, ko tu ten vis tiek ateini, ne, tai turi būti kažkiek ir formalesnė gal tavo apranga. Tai vat, čia... Bet, žinai, dar niekad negali žinoti, ir kodėl tas žmogus taip apsirengia. Nes, pavyzdžiui, nu, aš, nu, kaip sakytų, nesidėtum mokyklą treningų, na, šiaip irgi nelabai, bet vat, penktadienis yra vienintelė ta diena, kad aš užsidėčiau treninginės kelnes, vien tik todėl, kad mes turim kūno kultūros pamoką vidury dienos. Nu, ir pas mus yra taip, kad vaikinai atskirai, merginos atskirai. Nu, ir vat, šiais metais kažkaip taip gaunas, kad dauguma merginų tiesiog neina į tas pamokas, nes arba ten jom reikia kažkur išvažiuoti, ar pamokos ten kertas ir panašiai. Nu, ir žodžiu, tai mums tiesiog bent jau paskutinės pamokas ten leido pasivaikščioti, ten tinklinį pažaisti ir tada, nu, kad nereikėtų labai daug persirenginėti, tiesiog su tom treninginiam kelniam gerai... su tom treninginiam kelniam, nežinau, persimūni maikę, eini pažaidį, paskui vėl persirengi maikę ir eini į kitas pamokas ir nereikia ten labai daug stengtis, ypač jeigu mažai pamokų. Tiesa. Tai va, you'll never know. Na gerai, miniu. Tai aš sakyčiau, kad jau kadangi mūsų, manau, podcastas eina į pabaigą, tai gal jūs turite kažkokių žinučių, last words, kažkokių palinkėjimų mūsų klausytojams? Kažko. Renkitės ir būkit, kol norit. Yeah. Lipkit iš komforto zonos.
Galiu pasakyti for a fact, jūs visada judgins, tai realiai koks skirtumas, tiesiog eikit ir darykit, ką norit. Šiaip pasakysiu tai, kad šiaip labai daug gal ir pozityvių ir naujų minčių išsinešiau iš to podcast'o, labai įdomus pokalbis mums buvo. Apie daug temų pakalbėjom ir tokių gal visai aktualių dabar ir kas atrodo supa, tai taip nuramino, kad blema šiaip iš tikrųjų visi apie tą patį gyvena. Ir viskas gerai kartais būti neišskirtiniu. Nes tas neišskirtinumas gal ir mus ir išskiria. Taip. Tai va. Gerai. Aš pasakyčiau, kad su uniformom tai dėja jos yra ir turbūt bus, bet nebijokit skleist save per stilių, jeigu tai jums patinka. O mokykloje tai siūlau bandyti suderinti, kaip mes ir kalbėjom, rimtus mokslus su laisvalaikiu ir draugais ir geriau turėti 2 tikrus šiltus draugus negu daug netikrų. Tai va. Jo, ir jeigu nepavyksta skleistis išorę, tai žinokit, kad visada turit vidų. Ir nepamirškit klausyti širdies. Ir sekti klausydami širdies mūsų podcast'o, nes mes susimatysim su jumis po 2 savaičių ir susimatysime LR2 YouTube kanale. Mūsų podcast'o pavadinimas dar kartą, galim visi pasakyti. Yra nežmoniški žmonės. Tai va, tai sekit, žiūrėkit, galite pažiūrėti ir mūsų praeitus epizodus, nes ten daug kalbam ir apie emocijas, ir apie draugystės. Ir santykius su tėvais. Yes. Skaudžios temos. Yes. Motyvacija. Yes, ir visko reikia. Tai čia buvau aš Milda, čia buvo Rugilė. Rokas. Urte. Ir iki kitų kartų. Po 2 savaičių su Matu. Like and subscribe.